Auksas yra pats mėgstamiausias taurusis metalas dėl savo blizgesio turbūt. Tačiau daug kas pražiūri labai didelį sidabro potencialą. Tai šiame video neliesime rekordinės aukštumas pasiekusio ir toliau stebėtinai augančio, nors šiandienų šiek tiek pakritusio, aukso. Šiandien gilinsimės į sidabrą. Pažiūrėsime į pasaulinę sidabro rinkos tendencijas, palyginsime skirtingus investavimo į sidabro būdus ir parodysiu patį pigiausia, likvidžiausia, saugiausia ir paprasčiausia būdą investuoti į sidabrą ir gilinsimės į specifiką, kodėl sidabras nuo dabartinios kainos gali pabrangti 200%. Nesvarbu, ar dar tik planuojate pirkti savo pirmasias investicijas, arba jau negi turite visą investicijų portfelį, šiame video ir nukeliavę į mano asmeninį portfelį paspaudę ant nuorodos aprašyme pasisemsite gal net ne vienos investavimo idėjos. Tai žiūrėkite video iki galo, nepamirškite like mygtuko ir pradedam. Esate girdėję pasakymą, kad sidabras tai vargšų auksas? Tai didžiausia nesąmonė, kurią girdėjau nuo tada, kai ragavau mėsos ir sūrio pizzą, ant kurios kažkas virtuvėje kažkodėl nusprendė uždėti kriaušių ir bananų. Nieko prieš patį auksą neturiu, bet auksas turi vieną trūkumą, jisai nuobodus. Dauguma jo tiesiog guli saugyklose ir renka dulkes. O sidabras jisai dirba sunkiai. Daugiau nei pusė viso pasaulyje iškasamo sidabro yra sunaudojama pramonė. Jūsų telefonas, jūsų kompiuteris, jūsų automobilis, saulės panelės ant kaimyno stogo, viskas yra tiesiog prigrūsta sidabro. 2024 metais pramonė suvalgė rekordinį kiekį, tai virš 21 milijono kilogramo ir ši paklausa ne šiaip sau auga, ji sprogsta. Žalioji revoliucija, apie kurią visi kalba, jį pastatyta ant sidabro pamatų. Kiekvienam elektromobiliui reikia nuo 25 iki 50 gramų sidabro. Saulės energetikos sektorius vienas pats sunaudoja virš 6 milijonų kilogramų per metus, o prognozės rodo, kad iki 30-ųjų šis skaičius gali padvigubėti. Ir žinote, kas yra geriausia? Ši paklausa yra beveik neelastinga. Gamintojams reikia sidabro ir taškas. Jie mokės bet kokią kainą, nes alternatyvų tiesiog nėra. Tai sukuria fundamentalų kainos dugno, kokio sidabras niekada anksčiau neturėjo. Ir čia gali kilti natūralus klausimas. Jeigu sidabro paklausa tokia didelė, kodėl tiesiog neiškasus jo daugiau? Ir atsakymas yra labai paprastas. Negalime, nes maždaug 75% viso sidabro yra iškasama kaip šalutinis produktas, kasant kitus metalus. Varį, šviną, cinką. Ir šios kasyklos nepradės kasti daugiau cinko vien tam, kad išgautų šiek tiek daugiau sidabro, net jeigu jo kaina pakiltų dvigubai. Bendrai pasaulis jau 5 metus iš eilės susiduria su struktūriniu sidabro deficitu. Mes suvartojame daugiau negu pagaminama, iškasame. 2024 metų deficitas siekia virš 4,6 milijonų kilogramų. O kaip taip gali būti, kad sunaudojama daugiau negu išgaunama? Čia labai panašiai kaip ir tendencija Lietuvoje, kad gan didelė dalis žmonių per gyvenimą išleidžia daugiau pinigų negu uždirba. Tai jeigu ne artimųjų palikimai ir didelės sidabro atsargos, neturėtume tokių netitikimų. Gerai, tai teorija aiškiai, sidabro reikia visiems, o jo trūksta. Bet kaip eiliniam žmogui iš to uždirbti? Ir čia dauguma padaro didžiausią klaidą, jie bėga į parduotuvę ir perka blizgančius luitelius arba monetas. Nesupraskite manęs klaidingai, turėti fizinį metalą rankose yra smagu ir šiek tiek jo turėti kaip atsarginį rezervą idėja nebloga, bet tada jau ne sidabrą, o auksą. Fizinis sidabras kaip investicija tai tragedija. Aš padinkime iš bendro žinojimo žinojau, kad sidabro pirkimo ir pardavimo kainos skirtumas bus labai didelis, čia panašiai kaip valiuta, doleriai, svarai ir panašiai turi dvi kainas, pirkimo kaina ir pardavimo kaina. Taip ir sidabras turi pardavimo kainą ir supirkimo kainą. Tai už vieną kainą jį perkate, už kitą ateinate priduoti. Tai patikrinau šių kainų skirtumus sidabro ir tiesiog apšalau ir tiesiog nepirkite fizinio sidabro, nes aš nesitikėjau, kad bus toks didelis skirtumas. Tai 50 gramų luitelio kaina skiriasi 45%, tai pirkimo pardavimo kainos skirtumas 45%, 500 gramų luito 29%, kilograminio luito 35%. Tai va, nusipirkate, neišpakuojate, nepametate čekio, tada tą pačią minutę duodate sidabrą atgal ir iškart žiaurus minusas, o jeigu pamesite čekį ir sugadinsite pakuotę, tai skirtumas bus dar didesnis. Ir dar labai įdomu, kad investiciniam sidabrui priskaičiuojamas PVM-as. Tai protingas ir labai paprastas būdas investuoti į sidabrą mid-termui arba netgi long-termui būtų naudojant fizinių sidabrų saugyklose padengtus vertybinius popierius, kurie angliškai yra vadinami exchange
Traded Commodity arba trumpiniu ETC. Iš principo kažkuo jie yra panašus į ETF, kurie perka kompanijų akcijų, tik čia yra perkamas ir saugyklose laikomas sidabras be jokių finansinių priemonių. Čia taipogi yra skirtumas tarp pirkimo pardavimo kainas, bet tas skirtumas yra 0,14%, net ne procentų ir tuo labiau ne 30 procentų. Plus dingsta 21% PVM mokestis, bet atsiranda 0,2% turto valdymo ir administravimo mokestis, kas reikštų 2 eurų metinį mokestį, turint suinvestavusi sidabrą 1000 eurų. Tai jokių palaikymo, transportavimo mokesčių ar mokesčių padengti fizinės parduotuvės nuomą ir darbuotojų atlyginimus ir valytojų atlyginimus ir transportavimą. Tai vienintelis papildomas mokestis, tai investicijos įsigijimo ir pardavimo mokestis, ir šis mokestis priklauso nuo brokerio, kurį naudosite. Pavyzdžiui, mano naudojamas Freedom23 brokeris taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje už investicijų įsigijimą, tai nusipirkti sidabrų dengtų vertybinių popierių už 500 eurų kainuotų iki 3 eurų. Kiek vėliau parodysiu, kaip paprastai tai atrodo, net mobiliuoju telefonu galima suinvestuoti į sidabrą. Tai fizinis investicinis sidabras tiek atsarginiam, slaptam rezervui turėti, tiek kaip investicija su siekiu pasipelnyti yra mano asmeninė nuomonė nepriimtinas sprendimas. Nepatogu, nepagristai brangu ir jį reikia dar fiziškai kažkur saugiai laikyti. Ir turbūt pats didžiausias fizinio sidabro minusas yra tas, kad kol paguglinsite jo kainą ir nuvešite jį parduoti, jo kaina gali pakristi, kai su vertybiniais popieriais jūs tiesiog nustatote kainą, kurią pasiekius norėtumėte, kad jisai būtų parduotas, ir dar fainesnė funkcija tai slenkantis stop loss nurodymas, kuris automatiškai parduoda investicijas jos kainai pakritus. Tai nurodote atitinkamą procentą, kiek pakritus sidabro kainai nuo didžiausios pasiektos kainos, kad būtų įvykdytas automatinis pardavimas ir ramiai miegate, žinant, kad krentant kainai nepramegosite momento parduoti sidabrą. Konkretus anksčiau minėto sidabro dengto vertybinio popieriaus pavyzdys būtų iShares Physical Silver ETC. Metinis mokestis vos 0,2%, jūs nusipirkate jį per online brokerį, jokių antkainių, jokių PVM ir galvos skausmų ir svarbiausia, likvidumas galite parduoti per sekundę. Kaip atrodo įsigijimas, tai įsijungiate Freedom24 brokerio programėlę. Jeigu dar neturite Freedom24 brokerio paskyros, brokeris nuo jums investuotams dovanoja iki 20 akcijų dovanų, kiekvienos akcijos vertė gali siekti $800. Kelios iš šitų akcijų, kurias galima gauti dovanų, jau yra pabrangusios ir kainuoja virš $1000. Brokeris yra licenzijuotas, kas reiškia jūsų kaip investuotojų interesus gina valstybinės instancijos. Investicijos priklauso jums, yra atskirtos nuo brokerio turto ir pinigai esantis brokerio paskyroje yra drausti investuotojų kompensavimo fondo iki 20 000 eurų. Tai programėlėje paieškoje suvedu 3sel.eu, pasirenku, spaudžiu priekybą, nurodau, kiek vienetų noriu pirkti, tai įsigysiu 2 vienetus, visų už 238 eurus, spaudžiu pateikti pirkimo nurodymą, man iškart išmeta suvestinę, kad nusipirksiu 2 vienetus po 119 eurų, braukiu sliderį į viršų, iki pirkti, palaukiu ir viskas, investicijos yra įsigytos. Jei dar neturite Freedom24 brokerio paskyros, aprašyme rasite registracijos nuorodą ir čia kortelė rasite detalų registracijos gidą, su kuriuo užsiregistruosite ir pasitvirtinsite tapatybę per 10 minučių. Kaip matėte, aš ką tik suinvestavau ne į paprastą fizinio sidabro fondą, kurį minėjau anksčiau, o į 3x sverto sidabro fondą. Jis labiau tinkamams tiems, kam paprastas sidabras atrodo per nuobodus. Wisdom Tree Silver 3x Daily Leverage ETC veikimo principas yra gan paprastas, jis yra toks. Jeigu sidabro kaina per dieną pakyla 1%, šis vertybinis popierius kainoje pakyla 3%, bet jeigu sidabras krenta 1%, jisai kris 3%. Tai pažiūrėkime į rezultatus. Tai per pastaruosius 5 metus jo vertė išaugo 2472 procentais. Skamba neįtikėtinai, taip, bet ir rizika yra 3x, bet net ir čia galite naudoti trailing stop loss, kad apsaugotumėt savo kapitalą. Gerai, dabar iš kur traukta ši sidabro reikšminga 2x augimo prognozė? Jis susideda iš kelių kritiškai svarbių faktorių. Pirmiausia, tai grįžkime prie santykio. Šiuo metu aukso ir sidabro santykis siekia 85:1, o tai reiškia, kad už 1 gramą aukso galite nusipirkti 85 gramus sidabro. Istoriniu
Istorinis 20-ojo amžiaus vidurkis yra arčiau 50:1 arba 60:1. Jeigu šis santykis tiesiog grįžtų prie savo vidurkio, sidabro kaina lyginant su auksu turėtų beveik padvigubėti. Antra, sidabro rinka yra tiesiog nykštukinė palyginus su aukso. Kai į tokią mažą rinką pradeda plūsti dideli pinigai, kaina reaguoja neadekvačiai stipriai. Trečia, tai tobula audra. Susiduria rekordinė pramonės paklausa, 5 metus besitęsiantis pasiūlos deficitas, silpstantis doleris ir vyriausybių skolos, kurios verčia investuotojus ieškoti tikrų apčiuopiamų fizinių aktyvų. Ir ketvirta, pati didžiausia bomba, tai popierinio sidabro rinka. Taip skaičiuojama, kad kiekvienam fizinio sidabro gramai tenka nuo 250 iki 350 gramų popierinio sidabro. Tai yra įvairūs sertifikatai, ateityje sandoriai ir kiti finansiniai instrumentai, kurie yra nedengti pačiu sidabru, kaip anksčiau demonstruotas vertybinis popierius. Kasdien vien COMEX biržoje sidabrų nedengtų investicinių vienetų prekybos apimtis viršė visą metinę sidabro gavybą. Ir ši sistema veikia tol, kol visi žaidžia pagal taisyklės ir atsiskaitinėja pinigais. Bet kas nutiktų, jeigu bent maža dalis šių popierinių sidabro savininkų pareikalauktų fizinio metalo? Atsakymas yra paprastas, tai sistema subirėtų. Fiziškai tiek sidabro tiesiog nėra. Toks įvykis sukeltų paniką ir kainos šuolių, kokio dar nematėme. Būtent šių veiksmų visuma ir sukuria potencialą ne šiaip augimui, o labai stipriam augimui, apie kurį kalba net tokie bankai kaip Bank of America, prognozuojantis $2292 kainą už kilogramą sidabro. Tai ar dabar būtų gera idėja užsipirkti sidabro? Visiškai ne, nes nuo jūsų tiesiog nulups nesveikus mokesčius, bet ar verta investuoti į sidabrą naudojant, pavyzdžiui, anksčiau minėtus vertybinius popierius? Manau, kad tai gali būti gera idėja, tikint, kad vieno didžiausių pasaulio bankų prognozės pasiteisins, bet čia ne investavimo rekomendacija. Gaukite iki 20 akcijų daugiau, jeigu dar neturite Frito 24 paskyros, nuoroda aprašyme, čia greitos registracijos gidas, klausimus rašykit komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.